Labas rytas. Nu ką, brolis vyresnysis? Ne. Kas važiuos? Brolis. Jaunesnysis? Vyresnysis nevažiuoja? Ne. Polisis. Kur tavo brolis? Jau sakai barškas? Senatvė. Brolis senatvė. Kiek čia laiko užgaišot su golfu? Čia matėm keli vis po nuotrauką vienas kitas. Matai, jau nebuvo noro niekada, po 2 etapų jau nesisikė, tai nebuvo noro jau, broliai. O kaip tas noras atsirado? Tavo dėka? Ką sakau, bliam, reikia įdėti, pabandyti, kas bus. Indėjau, motor, standartas, sukūrė, važiuoja patenkintas, ar sako, pona, nu važiuos. Tai prasimanėm biškį kažkur pievai pradėskėt? Biškį. Nematė. Bet tai ką ten pamatysi, žinai, labai viskas rasas. Pabandysim čia. Visi standartas važiuoja. Su varikliu visi reikalai buvo? Variklis važiuoja, tai vėl kai vaidai, žinai, visai būna. Pasibeldė važiuoklė, biškį? Biškį, tai nieka. Kasmėtika, tai matoks, palangai buvo. Dar varžybo, žinai, netoli. Tai va, tas varikla, pabandysi, žinai. Ką toliau važiuoti, tai... Nu gerai, štanuoliai. Pabandysim. Einam kalbint kitų brolių. Ja. Nu, mato, biškį buvom pasigavę, bet ne prie kameros. Nu, matau, kad. Kaip tas bauskės tavo? Gerai. Patiko tenai? Patiko. Tai tavo antrą gonkė buvo bauskė. Pirma akmenė. Kosta pirma. Aha. Va, dar vienas brolis. Tai va, kalbinam apie bauskę. Kaip tau, Kostai, ta pirma gonkė? Tokia stipri su lačiai. Gerai, patiko. Tas bagis, kaip jis patagė atsirado ir kodėl atsirado? Šiaip savo. Nu, šiaip savo nebūna. Tai davė matas pabandyti. Pralėkiau su tuo ir sugalvojau, kad ir man reikia. Ir užsikabinai. Tai greitai, tai jūs susiradai ganėtinai. Antradienis jau 6 parsivežiau. Nu, tai va. Dabar jūsų šitie bagiai, jie kažko panašus ar jie visiškai skirtingi? Pavadinimų panašus. O šiaip tai varikliai kiti, transmisijos visai kitos. Šiaip skiriasi. Tavo toks gal ir mažesnis, jisai matos toks siauresnis. Bet nedaug. Bet nu, šiaip skiriasi. Pas mane Suzuki variklis čia Kawasaki, tada Rosdati reduktoriai, čia žvaigždės, tai skirtumų tikrai yra. Kas ten bauskiai vyko? Tu ar tu vienas kitą pastumdėt? Matas. Matas mane. Buvo už ką? Nežintan. Tai lengvai labai. Neskausmingai. Pataisiau situaciją, bet pasimetė. Tai kaip dabar tie greičiai ten trasos, tais bagis, čia mašinas matom, tai jos važiuoja, nu, bet su bagis ten ir reakcijas reikia viskas. Aš dar pats nesuprantu nieko, žinok, neklaus šitų klausimų, dar manęs dar reikia pavažiuoti nemažai, kad kažką susigaudyti, suprast, tai kol kas dar tikrai. Bet technika bombinė. Nu taip, jau reikia susigaudyti, kaip kas elgės, taip atrodo, žinai, kas čia tai yra. Ne, blemba, reikia. Nu gerai, kiek šiandien 3 kvalifikacijos ir finalai? Man atrodo, jo. Biškai bus šlapė. Pažiūrėsim. Dulkių privalgiai bausiai? Biškai. Teko. Tau matai, tenai Sauliaus video buvo įdėta, kad su kolonėlė kažkas su vairo mechanizmu, su vertimu. Tvarkėtės kažką? Taip, pasidarom, bet reikia žiemą atsistatyti, kad nesikeistų niekas. Tai jauti, kad vairo neturi gero. Stabilumą, nėra, keičiasi suvedimas ir nestabiliai eina. Dabar plius minus pastatėm, kad geriau būtų stabiliau. Po biškai išsigaudys tos, kas sekėlė. Pavažiavimo vėl reikės tikrintis. Na tai čia viskas, kai daryta, keitėsi viskas, tai faktas kažkur turėjo būti pramesta. Ja, smagiai, tai va. O kaip daugiau kažką krapšteisi? Kad čia filtras matom numesta, ne? Ne, naujas išplautas, išvalytas, supūstas. Daugiau tokios vairo traukio padaryta nauja, kol buvo sulūžęs, pati tvaru. O tai tokios ganėtinai storosios savo? Sriegis lūžta. Silpniausią vietą randa. Taip. Nu gerai, ką šiandien klasiai galvoja, turėt 4 minėjai? Jo, 4, bus Latvijos Bauskė pirmą vietą paėmė. Tai žiūrėk, bus palygintis namų aikšteliai. Bus įdomiau. Gerai, smagu, šaunuoliai. Broliai šaunuoliai. Gerai, einam ieškoti toliau, dar prieisim, pakalbinsim. Panešam gal dabar. Toks mažiukas. Labas, Antanai. Kas čia per kepurę tokia? Mandra. Nu, kaip tau dabar? Čia paskutinė gonkė? Jo. Kaip su taškais metiniais? Gaunas kas nors? 6 nuo 1. Tai reiks laikyti vietą? Pirmas turi atvažiuoti? Jo. Nes taškai dauginas, tas koeficientas kai kam koją pakiš. Kas per drąsiai jaučiasi, tai reiks paspausti. Kaip golfytis? Kol kas gerai. Slūgo emocijos po ten pakruoja viso to įvykių.
Biški. Nu, ten širkščiai, ten ta pabaiga tokia su emocijom visi. Tai va. Šlapia trasa buvo, ne? Teko pastaškyti. Šlapia, jo. Ir slidi. Tai kai palyja, ten trasa iš tiesų slidi. Palyja, šiaip stipriai lyja, net per kelią finalą. Ai, netgi šitai. Jo. Nu, dabar biški šlapia uoginės, bet tai čia tie uoginiai, jie prasitaško vėjas prapučia, gali paleikti, žinai. Kaip golfytis, daug dėmesio per tą sezoną atsivežiai. Atsimenu šį dar gražų iš Kupiškio mokyklos, kai buvai pristatymą atvažiavęs. Buvo gražus, minus. Matom čia va, galėjau. Minus lengstis, minus durys, įdėjom metalinę tavo. Aha, tai užgyvenai per šį sezoną neblogai. Jo. Dabar jeigu paskaičiuokim, kiek tu varžybų šį sezoną turėjai, taip galėtum grubiai primest? Kroso taurės 6 ar 5, 6 gal. Nepasakysiu aš pats, tai va dėl to esi klausiu. 6 ir čempionate 2, man atrodo. Kokios 8 golfės. Tai čia šį sezoną tau stiprus ar buvo stipresnių sezonų? Nu, buvo praeitas sezonas biški stipresnis. Daugiau suvažiavai? Jo. Nu, bet šį kartą gavai tokių jau stiprių varžybų ir tų priešininkų daugiau klasėse. Pačiam, žinai, įdomiau su kuo lygintis, matuotis. Gerai, tai šiandien labai norės gal, kad technika nepavestų, pats gali važiuoti dėl Nu, technikos. būtų gerai visai. Nebūtų problemas kaip eskrūkai. 3 kvalifikacijos ir finalai. Palaus ir variklis. Dabar, žinai, kiek laiko atvažiavai, jokių problemų neturėjai. Tetė padarė kaip reikalas. Nieka nėra geriau už standartą. Miegojot ar atvyko čia? Miegojo. Čia Da, miegojo? atvykom. Atvyko. Jo, miegojom ir Buvo kas atvykom. miegojo čia? Iš mūsiškų ar ne? Ar visi čia suvažiavo? Nu šį Latvijai gal pamiegojo, tik tai mūsiškių nieko. Gedas dar netvažiavęs? Tik gerai, prieisim, žiūrėsim. Ką dabar pala turės technikinė jau praėjai? Praėjau vakar. Tai dabar jūsų kas iškart kvalifikacijas? Ar laisvosios treniruotės ir kvalifikacijos? Nu, gerai tada. Praeisim. Kad atlaikytų. Nu, va, matom, atvažiuoja Justinas Mikalauskas. Ir turim Ilarijų, kuris ganėtinai po ilgo laiko grįžta. Teisingai, Ilarijų? Po ganėtinai ilgą laiką grįžti pagaliau. Biški užtruko laiką. Turėjai tą treniruotę su vaikais, kai čia buvo tokia edukacija, daugiau niekur nebuvai išvažiavęs? Ne, tik ten. Aha, tai nudažyti nieką nebespėjai. Ne. Palikai žiemai. Žiemai paliksim darbą. Aha, Žiemą nebus liūdna. Tai dabar nuo tų treniruočių, kai čia su vaikais buvom, kažką atlikai, sakai, reduktorių lyg ir norėjai keistis. Tai norėjau keistis, bet nieko nespėjom labai pasidaryti. Susidėjome mentaliausius dalykus, kad super smulkmenas labai daug laiko atėmė. Kurvasugai, posparniai, užgesinimas iš lauko pusės. Daug visokių tokių dalykų susidėjo. Smulkmenas tą laiką suvalgė. Paskui ieškojom, kodėl generatoriaus nekrauna. Susidėjo visokių dalykų. Tai kas buvo su generatorium? Iš kompo naujesnė, perina pynas, ta prasme, ir neturi signalo pats kompas generatorius. Ir viskas. Ir problema, nu ką? Apsikliavo lipdukais, vėl biškai gyviau atrodo. Ką? Nes mato baisų vietų. Nu. Sugruntavai, kur buvai užpakliavit. Kaip tėčiui tas sūnaus įdirbis prie mašinos nenuvargino finansiškai? Nu, ir kaip yra, jau čia nieko nepadarysi, nuo tokio sporto niekur nedingsi. Vis tiek viskas kainuoja. Nu, turi suprasti, tai brangu, žinai, čia kiekvienas kas pabando. Čia ar žvyba, ar medžioklė vis tiek irgi kainuoja. Čia gal biški daugiau. Ten tai kumpis ir žuvies parsvet gali. Čia taurė, tai va. Ačiū, aišku, ir rėmėjam. Jo, matom, kad tų rėmėjų pas jūs nekukliai. Širdingai ačiū šitam rėmėjui labai. Labai daug padeda. Turim čia va plakatų, va ten atrodo Gudegos. Turim va ir vėliavą. Nu ir gerai, pačiam teko ar sūnai palikai tą visą darbą po krešą atsistatyti? Teko ir pačiam padirbėti, padėti jam, bet daugiausia tai jisai pats viską darėsi. Kai reikėdavo pagalbos, tai jau prašydavo, tai eidavo visą laiką padėti.
viso gal daugiau į disciplinos į čia, tai kaip ir motokrosistą auginai, keturačiai pas jūs likai ir buvo. Nu, jo, pradžia viskas prasidėjo nuo keturačių. Nu, pats į motokrosą leidai. Paskiau baigėsi jau šito dalyko. Kaip sakoma, iš tėvo paėmė viską. Pats ir važiavęs? Jo, aš važiuodavau Dragos. Dar Širvintose augau. Tai čia kelinti metai? O, čia jau 20 daugiau metų gal. Tai čia 2000-ųjų pradžia kažkas? Kažkas. Tai su ko važiuodavai? Pats kokią techniką turėdavai? Su Volkswagen Parada važiuoju. Tai ten galas varomas? Reikis. Tai kaip ten būdavo, kas įdomiai? O, būdavo įdomu Dragė dalyvauti. Aha, tai dabar, va, tarkim, šiais laikais, nu, tai informacijos tos apie variklių atsukimus, transmisijas, nu visko apstu. O kaip tada rinkot informaciją jūs į tą Dragą nuvažiavęs? Nes vis tiek kiekvienas norėdavot būti pirmas, taigi ten ir knygoje nerasdavai, kas parašyta, kaip padaryti. O savo laikais aš dirbau servize. Iš draugų, iš visko ir gaudavau tą visą informaciją, bendrom jėgom, su draugais viską ir darė. Tai dabar ten Tatas Korada, jeigu biškai prisiminkim, tai koks ten variklis buvo, ar kiek buvo atsukęs? Daug buvo. Daug buvo? Daug. O variklis koks buvo? 1.8. Su turbo jau? Jau su. Tai kaip baigėsi? Paturbintas geras buvo. Gan labai sėkmingai eidavau. Tai turėdavai gal ir rezultatų Lietuvos mastu? Ir vietas skindavai? Daugiausia gaudavosi nelegaliai. Nelegalūs dragai. Ja. Nu bet tai ten žiūrėk ir visi suvažiuodavo, gal patys tie stipriausi, kūrybingiausi. Jo. Ir kai baigės tą istoriją, tą automobilio sudaužėt, pardavėt, kas nutiko? Dužo. Smarkiai dužas. Buvau sugalvojęs ralį dalyvauti. Kaip išlikau, taip ir išlikau. Taip ir pasibaigė. Šturmanas nespėjo pasakys, kad ateina 90 laipsnių kampų ir 7 kūliai. Viskas išsibarstė. Bet lankų nebuvo. Ne. Tai čia labai laimingai, kad dar čia šnekam. Taip, laimingai viskas mums čia baigėsi. Nu jo, tai... Išvindom tarp reikinis. Tai ką, tu padurniavai jaunystėje, dabar sūnui duodi padurniuoti jaunystėje? Nu, tas belieka jau. Nu, gerai tada, sėkmės. Ačiū. Pakalbinom tėtis pridurniavo vaikystėje, jaunystėje, tu dabar čia. Visi durniuojam. Kiek dabar klasiai dalyvių? 10, man atrodo. Tai gausiai, žiūrėk, vienas pilnas takelis susirinko. Pilnas takelis. Dabar šiaip nežinau, kiek užsiregistravusi. Tau dar neteko pakliūti tą latvišką startą, kad pamėto. Jo, tai bus tai tau įdomu, ir iš priekio, ir iš galo pavažiuoti, ir iš vidurio. Jo, ta prasme įdomu, kaip ten su tais burtais ir kaip ten tas takelio išdėstymas, tai lemba įdomu. Teks ir lenkt, teks ir pasidarinėti. Na jau, čia viską teks. Einam pakalbinti šitų mažių. Nu, ku, vaikai? Nieko. Ar jau visi bernai? Nu, jau bernai. Saulius pakalbino Bauskį Kupiškės, gerai? Aha. Tai kaip jums po tos Bauskės, kaip susirinko taškai, kas pirmi, kas antri metiniai? Aš trečias. Ketvirtas. Tu ketvirtas likai? Jo, vienu tašku, nes ten buvo, jisai buvo trečias, ten Bauskį, jeigu aplenkiu aš Matą, lieku aš trečias, jeigu... Matas tave? Matas tai aš ketvirtas. Aha, tai taip ir Tai ten pasidalino. vienu tašku skirtumas dabar buvo. Ne, lygų buvo. Nu, vienu tašku dabar jau. Kažkaip buvo lygų, žinot. Nu, reikia skaičiuoti, žodžiu. Tai dabar ką? Dar šiandien suvažiuojat su savo mini bagiuku. Ir viskas. Sezono uždarime bus ar ne mini bagiukai? Galbūt, bet nežinau. Ir Kodėl kiti Bet uždarymas? atvažiuosi tik gal pažiūrėt. spalio 12, man atrodo. Tai gal ir atvažiuosi. Tai Su bus tada- meškeriam. Bet ten sakė, pagauna lydžių. Jo. Gerai, aš turiu jūrinį valą. Čia vietiniai vaikai ateina, tai lydžių pagauna. Tai va, galite atvažiuoti, pažiūrėti, jeigu nevažiuosit. Ar nėra net. Nu, po 2 kilogramus, po kilogramą. Tai Aš va. esu vieną kartą pagavęs 3 kilų ir tiesiog pakeliau kaip nieko, net nenutrūko. Reikia pas Gedą važiuoti žvejoti eršketų. Žinau, tai mes važiuosim kažkada. O tai kaip dabar jūsų kitas sezonas vėl bus Latvijoje ir su ekstremais? Jo. Nes Lietuvoje nėra tos klasės. Nu, bagi kapas yra. Ten ir gali tie ekstremai važiuoti. Bet šiaip jau atrodo, jau viskas yra jau jinai. Galėtų jau važiuoti, nes... Galėtų, nes jau užtenka jau. Agnes. Jau daugiau už tuos mini bagius. Dalyvių turi, ten jau Jo. susirinkė. Ten, pavyzdžiui, mes būsim, ten Lugauskas, Pilipavičiai liktai 2 važiuos. Tai konkurencijos daug turėsit iš lietuvių. Ne, tai bus... Ne, mes tikrai... Iš to 3 tai tikrai, kad nepaimsim. O jau teko pasėdėti tos ekstremuose, pavažiuoti, pavairuoti? Ne,
Dar ten neleidžia. Mačiau, matai, tetė tavo tą bagį kankino. Bet gerai eina žiūrint iš šalies. Tėtė sakė, kad taip, bet aš tai nežinau. O tau, Vincai? Ai, gerai, aš dar nevažiavau, nes dar ten pedalus reikia, nes jeigu priartintumėm sėdynės, tai mums su pažastim reikėtų bėgius permetinti ir su dantim vairuoti. Labas, Žilvinai. Labas, Lėja. Nu, atvažiavai ir tu į Voginį šiandien. Tai kaip čia tave, tėtis ištraukė? Eina pakalbint mergų. Tėtis ištraukė, ar pati norėjai? Norėjau, bet 2 litrų klasį važiuosiu. Golfu? Jo. Senai važiavai? Jo. Kiek laiko praėjo dabar? Senai. Koks jau mėnesiukas daugiau? Daugiau, manau. Daugiau. Žiūrėk, tokia visą vasarą pravasaroji namie neišvažiavusi trasą. Nu, Voginį, žinai, tau namų trasa toli, nereikia važiuoti labai, vargintis, anksti nereikia elgtis, kas svarbiausia gal. Nu, visai anksti. Kaip klasė turėtų daug susirinkt, gal du pogrupiai? 17 ten gal dalyvių. Du pogrupiai. Teks pasivaržyti. A ne, tėti? Teks pasivaržyti. Gerai, nėra baimės po ilgo laiko sėsti mašiną. Yra. Tai kas būna baisiausia, tas priešstartinis toksai? Jo. O po to viskas vėl gerai tikriausiai. Nežinau, trasa tokia biški šlapia dar. Bijai šlapios trasos? Jo, džokerio. Jo, džokeris tikriausiai bus labai šlapias. Visas kai naujai paruoštas. Vakar žiūrėjom. Vaikščiojot? Jo, įklimpau. Palikai batų džokerį? Sunku. Nu, kaip nors gal, žinai, įsitaškis, po biškį tą vėžą atsiras, bet taip, jeigu iš vėžės išvažiuos, tada bus liūdna. A, lenda po biškį tavo transporto priemonė. Nu gerai, prieisim dar pakalbinti. Gerai. Nu, Panevėžio rajono siaubai. Nu, kas gaunas šiandien jum? Nežinom, neskaičiuojam. Kas gaunas, tas gaunas. Čia tikriausiai tau dėl taškų nieks labai nesiskaičiuoja, o tau, Mantai? Kodėl nesiskaičiuoji? Skaičiuoji tau? Aš 3 vietoj, bet 11 taškų tie, nuo manis. Ai, tai čia, žiūrėk, kažką turės vytis šiandien. Ir tas koeficientas toks, žinai, 1,5, kai kam koja kiš. Tai man svarbu suvažiuoti, nu, kad suvažiuoti iki galo. Visą gonkę suvažiuotau svarbiausia šiandien. Nes kaip ir užtektų tas. Prasigaudai golfą tas visas problemas, čia vieną kitą kartą kankina tave visą laiką nuolatos. Nu kažkaip tau nesėkmingi tokie. Kitą variklį įdėjau, tai... Nu tai biržos su sirbliuku tu ten vargai. Sirbliuks, paskui dėžė, tik 3 bėgį važiavau. Aha. Finalė. Tai kas buvo dėžė gero? Poras, tai nugramšta reduktorė geras, antras, nu, tas mažesnis toks. Tai čia nuo agresyvaus jungimo? Ne. Ar taip ten metalai silpni? Aš manau, kad užgrūdintis per daug. Ja, ir lūžo. Ištrupėjo. A, ištrupėjo. Išsikandžio. Jo. O tu, Mantai? Ką? Viską išsigaudai, va tą mechaniką, kiek prieini, ten sulindi po lankais. Pirmadienį važiavau protestuoti, ramiai galvoj pastreniruot. Galinis ratas, nušoka išvis. Ta prasme, nušoko. Na, šėlė lūžo. Tai gerai, kad neriuks turėjo atsargoj. Vienintelis neriuks turėjo, daugiau nieks neturėjo. Nu, jūs čia bendradarbiavo šį sezoną labai stipriai, vienas kitam padedat, pagelbėjat. Nu, taip ir reikia, žinai. Taip turi būt, jo, vienas kitam padedat. Nu, tai kas daugiau nieko neišlindo? Daugiau ramiai galvoj to, man kai varžybas buvo, pavarų trosui. Irgi lengdavo. Gaza trosus. Bet tokie kasiakai atrodo, ne? Aš nežinau dabar, kas turi su jas. Dabar visi lens. Nu, čia, žinai, reikia labai spjaudytis daug į medį bels. Taip, aš manau, kad dabar turėčiau gerai suvažiuoti. Prie mašinos pripratau, turėtų būti įdomu šiandien. Buvau prie Lėjos, kiek sakėte, jūsų 17? Tai daug, vėl 2 pogrupiai. Gal 3? Vėl Latvių, vėl šlapia trasa, vėl kontaktai. Latvių daugiau negu lietuvių. Nu, vėl kontaktai, vėl šlapias džokeris, neužklim džokeris svarbiausia. Ne, tai aš manau, kokiam antram važiavimui čia prasitaškis. Tai trasa prasitaškis, bet tai džokeris po vieną kartą važiuojamas, o tas liūdniausia. Ai, mano taktikų džokeriam visad pastinam ratį važiuodavo. Pasitvirtinus taktiką? Aš manau, taip daryti. Bet kai kažkiek kaip pirmus ratus džokerį važiuoja, tu renkės paskutinius ratus. Nu, čia realiai pagal situaciją reikia žiūrėti. Nu, kaip vis svarbu, ką mašiną nesudaužyti, nes dar reikia uždarymą šventę važiuoti. Uždarymą šventę pats važiuosi ar duosi kažką? Remėjom duosi važiuoti. Na, aš dar važiuosi 2 litrų klasė mechanikų, tai klasė remėjai. Neduodi visai gonkiai? Kažkaip nepasitei. Ne? Nu, nevažiavė, reiktų treniruotis jiems.
Bet čia gal kitais metais sugalvosim kažką, kad pilnai važiuot. Nu, gerai, praėjome techninę. Jo, visą praėjau tada. Reikia laukti susirinkimą. Jo, susirinkimai, treniruotės ir kvalifikacijos, tai žiūrėsim, tada prieisim. Labai įdomu. O, žiūrėk, kad didelė technika atvažiuoja. Gavo, kad didelė technika atsivežė. Taigi nebeduoda mašinos jam niekas po Latvijos. Sugadina? Na. Einam pakalbinti Vytautą, ką čia atsivežė. Ką čia Vytautai atsivežė? Tik yra jau Viskas atsivežė. Tai dar traktorių atsivaryk, įsideka. Tai atvažiuos. Tai atvažiuos taviškis. Nu, kaip tau su tais Latviais pasisdaužyt? Gerai, smagiai. Kitas lygis tenai, ne, nuvažiavus. Nu, tai dalyvių skaičius didelis, tai tada vis tiek. Iš Sauliaus, ką atvežė man tavo video, tai tavo įspūdį paliko tai, kad tu sugebi toj krovoj važiuoti. Nu, tai faktas, žinai. Prisvyt neprisvyt, bet, nu, ir neatsileidai, žinai. Ir trasa tenai tokia žiūrėjau, ten reikia tvirtų tų vyšnių. O kurioj nereikia, žinai. Nu, smagi trasa, tie trampliniukai labai smagus. Bet tramplinai žmogiški. Tramplinai žmogiški, o ne tai, kad tenai prisiminus sezono pradžią. Ne, jo, nu gražiai keli. Net be amortikų jie smagus važiuoti, tai gerai. Kaip Civikas, vėl tenai akceptavai, kad tu sakiau. Vienas varžybas jau galvom, išsigaudėm dabar vėl. Bet nenumuša upo. Spausi. Ne, tai spausim, aišku, tai vis tiek pabaigėm sezoną greičiausiai, kad Klaipėdan ir... Programuojami kompai. Buvau iki Daliaus nulėkęs. Civiką buvo paskėlis, apžiūrėjau, tai priekinis bamperis ten daugiau sveria vien iš kniedžių. Sezonas toks nirtingas, matėsi iš tų kavos randučių, ir galinis bamperis jau toks. Negaila? Gaila, kaip tai nebus gaila, bet normaliai, nepergyvenu. Pernai realiai daugiau buvo sutrūpita ten viskas, tai... Kas tam stogų nutiko, žiūrų į tūpės? Ai, čia tokie, nu, tais metais taip ėjo, nieko. Be kriminalų. Tekšterį vėl yra. Tekšterį yra vėl. Gerai, kaip klasė, žiūrėjai dalyvius, kiek dalyvių? Nu, tai stipri klasė. Kiek dalyvių? 11 berods mačiau. Tai vien užtenka. Erikas atvažiavęs? Jo, Erikas, tai Jadas gi mūsų klasė. Aha. Gerai. Taip, kaip tavo vaginių trasa šlapia, bėjai, nebėjai biškai? Ai, man vaginės niekada nesiseka, tai ir šiandien nesiruošiu labai. Didelių vilčių nededi. Jo. Labas rytas. Labas rytas. Šalta dar? Ne, normaliai. Ko prikimės? Ką? Ko prikimės? Ai, čia... Rytinis balsas? Biškis ir gauti. Ai, dabar viskas gerai judės? Dabar jau gerai. Prieš gonkę reikia pasveikti, būtinai. Mokykla kaip mokykla, svarbu lenktynė. Nu, kaip tau? Kas sezonė, skaičiuoji kažką? Ela. Niekas nesiskaičiuoja? Tai kas dabar gaunas kelintoj tu vietoj? Ketvirtoj, man rodo. Ir sakai nesiskaičiuoja, o tai trečios didelis atstumas? Jo. Kiek taškų? Gal apie 20. Tai sunku vytis dabar. Tas pusantro koeficiento, žinai, gal reikalus patvarkytų, ar nesgautų vis tiek? Nežinau, čia tėčia labiau reiktų. Tėtė skaičiuoja Excelį. Kaip BMWs? Gerai, visi plovė. Labas. Tai tik tai plovėt, nieko nereikėjo tvarkyti? O kur paskutinį kartą buvo išlėkęs? Treniruotėje gynės. Čia kai vaikai buvo? A. Ir kaip treniruotėje, kad tai vien dulkės? Ar biškį pagazuot išėjo? Išėjo, normaliai pagazuot. Tai iš padangų liko nebekrosinės, asfaltinė. Rimtai tik nugriaužiai? Aha. Tai sausą trasą savo padarė. Tai padangos minkštas gal labai? Nu šiaip, jo, nekietos. Matai, nesenas yra. Tai posūkis pasistatys smagiai? Paslidinėjai. Nu ką, paskutinės šį sezono gonkė uždarėme būsį? Nežinau, gal jo, gal ne. Svarsto dar. Po šiandien matysis, kaip čia seksis. Kiek klasiai dalyvių? 10. O, tai pilnas takelis gražus. Smagu, žinai, Larių pakalbinai dar nevažiavęs, kai ten pamėto starto pozicijose, tai va, bus įdomu, kaip jam irgi seksis. Tu tai jau žinai, čia kaip ir senbuvis šį sezoną. Tik biškį šlapio matau. Nenori to šlapumos? Nu, o gyniai... Bet išsitaškis. Jo, o gyniai pagrindinė atras tik tai džokeris. Nebiržai. Nu jo, ten kai lipdosi, kai atsivežėt iš trasos daug ir visko. Tik tai tas džokeris šlapokas, nu neištaškysi jo, po vieną kartą važiuojamas.
Džokerio ir čia Uoginės kiekvieną kartą tik teko važiuoti per lenktynės. Daugiau nebuvo. Gerai, reik ruoškis. Kas tai? Briefingas, susirinkimas, treniruotės ir kvalai. Nufilmuojam prieš ir tada po. Labas rytas. Raudonas. Kur senelis? Negirdi. Kur senelis? Nematei? Ai, va, pas Larijų. Landžioje, pasvetimas mašinas. Kėdžių daugiau nei žmonių. Tuomet noriu pasėdėti. Nu, Aidai. Labas rytas. Nesimatėm. Apseinį Larijus pasižiūrėti. Vaikštų. Bet gražiai atsistatė. Negali sakyti, kad ten nusidažys, bet viskas dar geriau. Kaip tau, kaip metinė Aukštaitijos? Žemaitijoje gerai pasirodyti sekės? Iš Sauliaus ką prikarpiau? Cepelinų prikirtas? Ne, nevalgiau. Nevalgiau. Svoris? Jo, aišku, numės reikia. Aukštaitija gerai, pirmą vietą, tik tai dabar reikia saugoti metinę. Nedaug atsilieka antrą vietą. 14. Dar pusantro koeficiento. Nu tai čia šiandien čia bus įdomiau. Šiandien reiks palaikyti. Kažkam reiks strateguotis, kažkam reiks laikyti. Jo. Bandyti įsilaikyti. Nes čia pakalbėjau su Neriuku ir Mantu, tai Mantas 11 taškų nuo Neriuko, tai irgi jau ketina paremt. Tai va tokie, kur tokie taškų skirtumai, tai galės ten žaisti. Jo, kova bus vis tiek kažkaip, tai paskutinės varžybos, tai čia bus visokių įdomių situacijų. O į sezono uždarimą, tai kas liko po šių varžybų atvažiuos? Tikriausiai. Nežinau, neplanavau dar važiuoti sezono uždarimą. Nėra planų? Ne, gal. Pavargai gal nuo sezono? Ai, jau kaip per daug bus. Sūnų duok? Ar nevažiuoja? Važiuoja, pernai važiavo. Gan ir ne paskutinis, kaip pabandė. Matai, jisai su priekiu varomu važiavo. Jo, galas yra galas vis tiek. Labas. Matysim dar, čia dar mėnuo daugiau. Nu, Pauliau, kaip tau? Su šypseną matom. Įsimegojęs? Nu, biškai jau pamegau šiandien. Jum ten su Arnu gerai pasisekė. Su Aidu, ne Arnu, prašau. Pasisekė. Ir klubui atvežėt. Tai kaip ten tau sekėsi? Viskas pagal planą. Nuvažiavau taškų pasirinkti. Kad daug nerizikuoti, nes tik savaitė iki Kupiškio buvo. Čia biškai svarbiau. Ir viskas gerai gavos? Jau, ketvirtą. Kaip Sivikėlis išsigaudai? Ten vis gaudai, kasakėlis problemytės. Kaip ir važiuoja. Tai dabar tavo paskutinė konkė, ar dar ketini ir uždarime suvažiuoti? Turėtų uždarim būti dar Plungė. Dar Plungė važiuosi? Tikriausiai. Ten smagu? Nu, žiūrėsim. Kodėl žiūrėsim? Gerai, ten įdomu. Tai tik toli važiuoji, žinai. Kaip šiandien, koks šiandien planas? Šeštadienį būti, ne sekmadienį. Kas? Kaip šiandien, koks šiandien planas? Norėčiau podiumą užlikti. Kažkokie taškai skaičiuojas tau sezone? Jo. Aukštaitijoje. Kas gaunas? Dabar top 3. Reikėtų išlaikyti dar, jeigu pasiseks gal dar ir kokią antrą pasim gal. Bet reikia irgi skaičiuoti, tai -1 taisyklė tai. O kaip konkurentų taškai žiūrint prieš ir už tavęs labai atsilieka? Už manis ir tarpelis, prieki, biškį arčiau. Tai tau į antrą vietą dar sezone kvepia? Ne? Nelabai kvepia, kai Tumasas prieki, bet... Ai, kai tokie varžovai prieki. Nu, bet tai Tumasui prisiminkėm Biržus. Nutiko gyvenimas. Sakau, jeigu pasiseks, tai gal dar kaip nors, bet... Gerai, skubėti brifingą. Padavė brolis kamerą? Padavė. Gerai, atvežiau. Pasaugojau šiltai. Kiek? 3 mėnesius? Nu, kol tvarkėtės golfą. Tai ten tvarkėmės greitai. Ten buvo galvojimo sprendimų tiesiog. Brolis čia ant tavęs sako, kad nebuvo tokios didelės motivacijos. Jisai čia pasigyrė, kad privertė tave. Čia paprasčiausia situacija. Po Kupiškio varžybų, grubiai 3 mėnesiai prabėgo, įsilydė 4 numoklis. Tai rėmėjai sako, atveš motorą, sako, pažiūrėjom, kas yra. Įsilydė 4 numoklis, realiai visiškai, žinai, bet neužkalė. Gražiai alkūnė, tai ką, nuvežiam padaryti. Pasiėmėm motorą, sako, padarysim variklį, žinai, tai perinksim viską, žinai. Tai buvo sprendimas nudėti naujesnius krukštukus, nes yra naujas motoras turi su naujas Pravotke, kur vienas 20 eurų kainuoja, šitie seni kainuoja 200 krukštukas. Tai jau nesąmonė, žinai, nes tiesiog nebegamina ir nėra jų pirkti realiai. Tai
galvojom rinką, tai ką, persigilisautas blokas, galvotum, vis išlipavo, ten kaip ir dirbo, nu ir kažkaip paskui, tai žinai, tą turi rink, paskui sprovoti, kad gal sakom, gal kitiems pasidaryti, žinai, nes galvojau, gal čia greitai pasidarysim, išvažiuosim biržus. Nu ir neišėjo, tada va. Jo, nes kaip ir buvo jūsų minčių, supratom, kad į biržus išlėk, bet... Jo, buvo iš biržus, bet kažkaip dar motorą nepradėjom judinti, tai žinai, ten stumoklis išlydytas, įsardams, ten gaunas, kad pagal kozas, stumoklis keturi skirtingi, bet tam nagi minimum, jaučiu kažkas netaip sudėta ir viskas nuo tėva. Tai ką, dabar standartinis variklis ir... Visiškai standartinis variklis, važiavęs 5 sezonus, išėmėm, įdėjom, spylėm vyrius tepalus, pakeitėm dėžį tepalus ir viskas. Dabar po briefingo, kaip klasė jūsų, kiek dalyvių? 16 dalyvių. 2 pogrupiai? 2 pogrupiai. Ištraukiu 10 numeriuką, tai jaučiu kažkur galės artos pirmo važiavimo. Tai ką, golfą pasaugosi brolių sezono uždarimui ir lėksi, kiek jau iš savęs gali? Realiai dabar, žinai, jau esu alkanas atkrupodimo nori, žinai jau. Bet kiek šiemet suvažiavai? 3 gonkės? 2 gonkės, 2 nebaigtas trečias savas. Tai ten dar neapsišlifavęs pakankamai, vėl, žinai, ilgą pauzę, vėl viskas užsimirš. Saudį pasirdakiai. Viskas normaliai. Ką pasidariau, apsilipdžiau, padangas įsidėjau nuojas nuolaidėse, žinai. Nu, atrodo, šitas geriau motoras sukasi standartinė, žinai. Gal tam tiesiog nesąmonė buvo prisidarę ir viską mes. Taip, žinai, gal netitiko ir все, bet tipo. O standartinis, ne? Žiūrėsim. Vienoj klasiai su mano. Jo? Truputėlį visus kviečiame į treniruotės. Trasa šlapia. Galite važiuoti link starto. Treniruotės gyvai, galima sakyti. Tai dabar žiūrėsim. Gal suvėdimo gal nespėjau pasidaryti, bet čia mažiau surūpytas. Eigoj pasidarys jisai. Tai ką, dabar treniruotės ir kvalai prasidės kvalifikacija? Treniruotės startuosime po 1.6. Antri. Ai, tai dar trasa bus nepagadinta taip smarkiai. Jo, bet tai pirmas, vis tiek treniruotės pirmas važiavimas tokį, manau, šlapi. Į džokerį galim sukti į antrą ratą, tai į startą nebegali. Ai, dabar gaunasi, kad ne ta strategija kai kam keisis, kai kas, žinai, šaudavo iš karto. Ai, kad iš karto? Jo. Nu, bet irgi priklauso, kurioje tą kelią pusėje stovėsi. Tai įdomu, tai žinai, man rivalumas tada buvo, dabar, nu, lemba reikia gerai užsimesti. Kiek ratų? 4? 4. Tai vienas ratas įsimeta, 3 ratam džokeris lieka. Jo, tada jeigu gerai mus paleis po 8, nu tai kažkur... Jau kažkas strateguoja iš akį, matas. Jau kažkas tai... Gausis. Gausis, turbūt. Nu gerai tada, ką čia dar padangas, slėgį pasvarkysi? Jau pasidariau. Koks slėgis? Nesakysi. Paslaptis? Jo. Nu ir gerai. Sėkmės tada tau gražiai. Nu, Sauliau, turi minutę? Taip. Kitoje objektyvo pusėje šiandien, Neikauskai. Šilta? Šyla? Ja, užtušilau jau dabar. Kaip trasa, šlapia? Šlapia. Formatosi. Tai, žinai, Ignas sakė, kad ypa nereiks laistyt, bet aš sakau, papietų reiks laistyt. Nes vaginių ta specifika ir, kad įsitaško jinai greitai. Greitai, tai žinai, praktiškai, kiek čia mum atlyja naktį pradėjo lyti ir vakar iki papietų, tai nustojo lyti tik tai. Tas apmerkimas paškeščiausias. Ir esmė, kad būt liūtis kaip per džypas, tai nubėgo ir viskas. O čia dabar, žinai, merkia ir įmerkia. Tai. Nu ir ką, vaginiai, tikriausiai tuos visus taškus ant įsudėlio šiandien paskutinis etapas. Aukštaitijas, jo. 1,5 koeficiento taškai dauginasi. Tai čia tų kovų neišvengsim šiandien tikriausiai. Bus, tikrai bus. Ir... Latvių prišaukiai neblogą desantą. Vėl. Latviam namie varžybas, kaip jie gali nevažiuoti. Kaip dabar dalyvių skaičius, ką turim? 75, man atrodo, nes viena mini bagiuka nėra, mūsų Andris Prikotko netvarė. Ai, tada Openai 2 iškrita, nes tik tu buvo. Ir AVD Kolkreita. Tai va, buvo 80 tu užsiregistravyti. Čia įprasta jau taip. Pagal iš ankstinę -5 vis tiek reikia taip visada. Ties Kolektrum duslintuvos tikriausiai pasibaigęs. Tai ką, šiandien viršininko pareigas atlieksi? Ja, kaip visada, varžybų vadovas, tai organizatorius ir vadovas, aišku, bet nieko čia, kaip pasakyti. Biški blogai va yra susirgusių teisėjų. Bet nieko, viskas gerai, įsisprendėm, tai... Nėra neįsprendžiamų klausimų. Nėra, ja, tai
Bet žinai, galbūt buvo tada biškai, man pačiam buvo laisviau. Dabar šitas sezonas jau galim sakyti, čia užsidaro tas naujas... Kurgi užsidaro? Uždarimas bus oficialus. Kitą savaitgalį endūra varžybas Baltijos šalių. Tada spalio 12 uždarysim. Bet dar iki to dar važiuosim į Plungę teisėjauti. Kas Plungė? Žemaitijos paskutinis etapas bus. Ten irgi taškai? Jo. Tai toks. Nu, tai dabar kitą Aukštaitiją čia uždarom, pastavė. Ir dabar tas visas sezonas su tom naujom taisyklėm, su naujom starto pozicijų skirstimais ir panašiai. Viskas super patiko. Viskas super. Po 2 etapų netgi su teisėjų komanda svarstėm, kodėl nėra kontaktų. Ir ką išdiskutavot? Tai vat, ko geras privalumas, kad dabar gaunasi, kad jeigu anksčiau pagal chronometruojamą, visi 3 geriausi laikai stovi pirmoje eilėje ir nei vienas nepaleidžia. Dabar kada loterija, tu pirmas, kaip pavyzdys, gali būti stiprus, gali būti pirmoje eilėje, kitas stiprus antroji, o kitas dar trečioji, bet šoni kažkur. Nu, vat ir ta, supranti, čia, žinai, tik per greitai risiūtę, kur, žinai, knopkį pamyga ar ten... Ir eina. Jo, čia visų maždaug pavienoda, žinai, tai mes turėjom tą bairį, kai mechanikas vienas aiškindavo, kaip reikėjo lyst, kaip ten vėl, ten stabdyti, ten įlyst, kai davėm pačiam pavažiuoti per sezoną uždarimą. Baigėsi diskusijos ir daugiau nebekomentuodavo. Tai šitas formatas prilipo, patiko, kažkokių smulkmenų išvelgėt, ar viskas gerai ir nieko nekeisit dabar? Truputėlį biškį Folk Race'o klasė reiks padaryti reglamentas rimtesnis, toks, kaip sakyt, aišku, jau dabar jau yra, kurie vaikinai jau sakė, jau išaugam, einam į krosą, tai viskas čia gerai, kaip sakyt. Yra kiti jau netgi darasi, pilnus lankus vyrinasi, manau, kad čia pasiteisinęs dalykas. Nu ir gerai, ir toj dabar Bauskis suklijavau tavo filmuką, tai kokie būtų tavo pačią atsiliepimą iš Bauskės? Ką matai, ką išvelgiai? Tai ten kosmosas, žinai, tas renginys, tai vis tiek, aišku, trasa duoda savo, žinai, kaip Latvijai sako. Į tą trasą važiuoja, jeigu mašina užsiveda, visi važiuoja. Ir aišku, ir mūsų pačių, žinai, dalyvavo nemažai. Tai labai patenkinti, kaip sakau, žinai, namo važiavom, diskutavom irgi ten. Tai va, kad ir mūsų štrimaičiai broliai su bagiais, jiemgi pirmas varžybas, matai antras, aišku. Jo, Kostui pirmas. Jo, Kostui pirmas, bet taigi... Bet su tokiu desantu pasilyginti. Jo, tai žinai, kai jėgas pasimatuoja, nesvarbu, kad jie paskutiniai važiavo ten, žinai. Ir taip, bet kai turi galimybę startuoti dar ir pirmoji eilė ir antroji. Ir, žinai, ir Matas pats sako, variau čia viską, žinai. Nu, bet, aišku, žinai, Matui reikia vairo kolonkę atvarkyti, biški vairas negerai veikia. Jo, tą išdiskutavot. Jo, tai Kosto viskas kaip ir gerai. Bagis, tai manau, kad ten viskas gerai bus. Bet tai broliai trasoj nesidalina, Bauskiai Matas Kostą pastelėjo. Ir dabar vant išvažiavimo, Kostas išvažiuoja ir Matas į Kostą atsitrenkė. Jo, tai nepasidalina broliai trasos. Jo, tai daugiau kaip ir... Žodžiu, ten Latvijoje lygis aukštas ir Lietuvai yra, kur stengtis ir mokytis čempionatais ir panašiai. Jo, reikia stipriai paaugti mums. Vis tik dažnai ta tiesioginė transliacija, interviu įmat, finišuoja, ovacijos, sveikinimai. Dabar Lietuvos čempionate sugalvoja apdovanot po užvažiavimą, tada gaunės, kad neturi tos vietos normalios, į purvyną brenda, kažkoks kašmaras, žinai. Tie sportiniai batukai, žinai, irgi kainuoja, tai kaip sakyti, tikrai ten... Bet kai Valdas Tankūnas darydavo Šakiuose, po finišą apiveža garbės ratą, uždeda vainiką ąžuolų ir apiveža garbės. Va ten yra super. O tai yra duoklės atiduodas tikrai ir žiūrovam viskam. Bauskiai, kadangi vyksta tiesioginė transliacija, 3 finišavo, sustoja, bet, kaip sakau, sausoj vietoj, truputėlį interviu televizija, medija viskas. Tai va, ir ten viskas iškart kitaip. Plius, sakykime, teisėjam ten labai gera dirbti, kadangi, kai sustatytos kameros, man teko pačiam dirbti Latvijų čempionate ir Europos čempionate, kai irgi iškart įvyko kontaktas, iškart
iškerpa, varžybų vadovai siunčia. Ir labai iš kelių kampų viskas labai gerai mato. Labai operatyviai medžiagas. Jo, labai operatyviai, ten viskas. Tai kas yra, kad mes nenorim tų gerų savybių paimti kitą kartą iš broliukų? Kai viskas atrodo šalia, tik reikia nueiti išsiklausinėti, kai viską jie duosi. Žinai, kaip man Latvija sakė, kai jau visiškai žlugs čempionatas, tada galbūt pradės mąstyti. Tai sakykim taip galbūt, žinai. O mūsų taurė tai tikrai viskas labai gerai, dalyvių turim visur. Grubiai, sakykim, taip apie 80 sukasi. Tai kitiem metam, aišku, darysim, jau nebebus šitas Aukštaitijos Žemaitijos, bus bendras ir darysim tose trasose, kur džokeris yra. Šiemet buvo kelios trasos. Džokeris prilipo, kiek sporto tikrai ir dalyviam patinka. Šiandien pas mum irgi po lietaus, šlapės biškį, bet sakau, prapurtis tikrai va. Išgyvensim. Jau baluot pradeda jau taip. Tai aš galvoju, dėl to tikrai nėra čia ko jaudintis. Tai bus viskas gerai. Tai kitiem metam, aišku, pavyzdžiui, dabar ir tas apdovanojimų vakaras, žinai. Vis tiek darysim su vardiniam taurėm, kartu viską Aukštaitija Žemaitija kartu, bet vardinės taurės, baliukas, kad hebra pasėdėtų, pabendrautų, kaip sakyt, po taurę šampaną ar tai kažko stipresnio. O dabar federacijos tas maratonas, kai tu užlipi ant sienas, tau paduoda ir tu nulipi. Ir viskas tuo ir baigėsi. Net, kaip sakau, kiti net galbūt nespėja ir net nusifotografuoti, žinai. Tai toks, negeras čia. Ir, sakykim, daug džepistų bendraujam, keturatininkų. Tai visi jie to nori, kad būtent ta disciplina susirinktų, žinai, mechanikai. Atskiros disciplinos būtų. Jo, tai sakykim, tai vis tiek tas pabendravimas, aptarimas, kaip sakau, kai kažkas gal ir kokią paslaptį išduoda, kiti gal susipykė, susitaiko, ar tai vėl kažką, žinai, toks. Yra tas reikalų toks. Per Bauskės video matėm, kad Latvius kalbinė atvykti į sezono uždarimo šventę, tai dabar priminkim tada spalio 12. Spalio 12, jo. Desantas bus didelis, nes Saulius tikrai prikvietė ir atidavė duoklę savaitgalį Bauskėj. Jo, tai dar čia būtų buvę dar ir Lietuvos medkirčių čempionato etapas ir Husqvarnos pristatymas, bet jie tik patys biškį pasitarmozina, sakau, negaliu aš laukti paskutinės dienas. Būtumėm žiūrovų zonai padarę aikštutę, būtų buvę jiem grandinės keitimas, tikslus pjovimas, šakų genėjimo rungtis. Aišku, jie dieną prieš tai būt miške vertė medį tikslaus pjovimą. Tai va, pati Husqvarna pristatė naują pjūklą, dabar paleido su įpurškimu, nebe karburatorius. Tai gal ir kompas programuojam? Jo, galėbės irgi ten pačiupuot. Ant kompiuterio greitai. Jo, tai va, tai toks, bet biški kažko ten, matai, mes turim, čia Romas Balčiūnas, mūsų gyrininkas, dalyvauja tuose medkirčių čempionatuose. Gal kitiem metam tą mintį, kaip mes išdirbsit. Tai jisai čia man ir pasiūlė ir prašė, bet sakau, ten kažko pati ten ta federacija galbūt kažkaip. Kitiem kartam dar bus kitų kartų. Jo, tai va, o daugiau tai per sezoną uždarimą tradiciškai džipai, keturačiai, autokrosas, mechanikų užvažiavimas. Veiksma bus tikrai. Maisto bus, veiksma bus, trasa gera bus, viskas bus. Gerai tada, žiūrim kaip čia. Gerai. Dar vis laisvas tas treniruotės vyksta. Kas ir, kad tąją brolius baksnoja, Bauskėj gavai? Aš nesveikas kažkoks. Nežinau, aš išvažinėjau, pamačiau, kad neverta važiuoti, tik dumlintis daugiau jokio tikslo. Džokeriai važiavai ar ne dabar? Ne. Matosi važiavo į džokerį. Matos. Minkšta, balų pilna, žiaura. Žiūrėjau nuo šalies, tai kai važiavai į džokerį, tai toks vaizdas kaip koks Taeras būtų į purvinį važiavęs. Jis nevairuojasi, ką minkšta, žiaura ir balūda pilna. Bet gal pagerės ta situacija. Tai jeigu kažkas važiuos, gal prataškis biškį. O tu Kostai Vogynas buvai pasitreniruot, kada nors apvažiavęs gero? Vienas tik buvau, bet džokerį taip ir neteko būti. Bet dulkės buvo tada irgi. Irgi belia kokios dulkės. Biškis spustelė, atleidė, vėl spustelė. Jo, tai ten važiuoji ir atsimuši dulkės ir tas... Jūsų 3 tik 3 ir te bus? 4.
Latvius protingi padarė, nevažiavo. Žinai, nelabai ką yra vykta, kai trasai. Jo, čia realiai įdomumą pamatyti, kas pasidaro, tai nėra blogai iš dalies. Tam, kur Sarvada bus linksma ant šlapio. O ten turėtų būti linksmumų, man atrodo. Jau šitas važiuoja kaip ant ledo, ten nesuprantai, ką nori, tą daro. Kas geriau, dulkės arba tokie? Gal dulkės. Kiek privalgai, jau privalgai? Jo, privalgai. Čia limpa viskas. Ir limpa ir nepavažiuoja visiškai ten. Gerai, gal pagerės ta situacija. Tikėkime.
Nu, Kostai. Kaip tau? Gerai. Kas su Jokeriu įvyko? Pamiršau. Gal dar paskutinė ten kilimėlio? Jo. Ir gal labai nepyko? Ne, paskutinis ir viskas. Čia viskas gerai. Brolio nėra, kas brolio? Va, už tavęs. A, jau yra. Jau yra. Gal, kad jis vis pravinina eina. Nu, aš ne, o jisai tai taip. Tai be jokių nuotykių to atvažiavo, tik aš šlapė. Viskas gerai, šlapoka, važiuoji paslysti, tai, bet šiaip gerai. Nu, gerai. Mato, kur daugiau reikalų buvo. To. Čia mato reikalai? Čia mato reikalai? Nu, tai važiuojama. Čia matai? Negali ramiai. Tai sakė, matyt, varis, tai aš padariau. Man atrodo, Pabauskės ešai išmuštė už tai ir lūžo. Bet tai, kad ten į fotografo nieko nebuvo, tai... Bet čia nesmarkiai, visai plačiai jau šonų kliudžiau ir lūžo. Nu tai tiek ir rykštėm bagiam jūs. Pabauskės smūgio, tada buvo didelis ir matyt buvo įtrukimas ešų. Ai, tai tiek ir tai reikėjo dabar. Dabar pas smūgio reiks visą laiką ešus keisti. Bet tai Zipo turi biškį užsipirkęs, prisidaręs. Reik tikėtis, nebelu šitą pusę. Paskutinė? Apatinė šakė paskutinė. Kaip šiaip važiuojasi? Šlapia trasai, bet... Šlapia, šiaip iš galo startuota. Turim nusimest gazą, nes lenkt nėra kur visai. Nu vis tiek reikia prisisaugoti. Reikia tikėtis pradžios ir bus kur lenkt paskui. Tai varžybų gale šoksai į prūdą su... Būtinai. Filmuosi? Nu, jeigu spėsim, pribėgsim. Gerai, sėkmės. Tai dar kartelį, mėly Takuškilpai, svečiai, ladies and gentlemen, we are waiting for you at the start, because the parade will happen really soon. Pervažiu pokalbį, reikia rytą apibėgti. Visi komandos nariai, jau dabar turėtumėte hibridai. Gerai, tvarkingai, susylėkė kažkaip. Įvykas rodo, kad prizas kažkoks dabar. Aš jau įpratau po. Jau nebejauti gal tikriausiai. Jauti, kur nejausi, tai važiuoji nebandoji, tai gali ten žaisti, žinai, o kai reiks finale bandoji. O čia jau Liubinukas kūrė savo V6. Nevažiuosi paradą? Važiuosim būtinai, tai kurgi. O, į paradą važiuosi? Dar kartelį visus labai kviečiu, jau dabar. Nu, matai. Kas įvyko tenai? Susigrūdot gerokai, mačiau. Jo, ir langus labai aptaškė. Dėl to nusimetė gazą? Jo, vėliau nusivaliau normaliai pradėjo rasot. Tai neturit ventiliatorius jau ten? Turim, nežinau, kuris vykduk. Niekad nereikėdavo. Nu, važiuok, tėtė, reikia dar mokinti apie mašiną, matą. Traktuot prieš. Reikia padaryti knygą, žinai, kad pasiskaitytų. Lėktuvį. O po to mačiau ant paskutinių kelių ratų jau spaudį, čia ir ant posūkio jau pasistatė. Jau pradėjo nusiimtas rūkas nuo langą, jau. Tai kaip ta šlapioj trasai, drąsiai jauties ar nelabai toks? Šiaip. Normaliai tik tais, kad Džokeris labai šlapias, o šiaip ant šlapios, aš aginį trasą žinau, nieko bus žinau. Kaip dabar antrą kvalifikaciją, iš kur startuosi? Dabar pirmas takelis, man rodos, kairė pusė. Tai gerai ganėtinai, nes dešinė pusė bala ten kiek įvažiavus, jeigu... O paskutinė kvalifikacijoje stovės šitą paskutiniam takeliui dešiniai pusė. Gal ta bala jau užsitaškis? Nu šiaip trasa taisosi, tvarkos. Gerai, apsitvarkykit kažką. Kūros tik užsipilt? Jo, apsivalėm langus ir gerai. Nu. Šeimininis darbas vyksta. Simona, neprimena tų laikų, kai ralį važiavo su tėčiu šitas svapas? Primena. Kiek metų tau pačiai buvo, kai su tėčiu važiavai, šturmanavai? 17. Buvo pabėgti iš pamokų dėl ralio? Ne, savaitgaliais vykdavo. Tai dar gerai. Bet būtum bėgus, jeigu būtų reikėjo. Manau, kad taip. Niek. Kaip sekas tam jaunimui Vaginės šlapioj trasai? Neblogai. O ko trūksta, kad būtų gerai? Nežinau, gal kad biški būtų sausiau. Nu gal išdžius. Trasa gerėja būklė. Jo, bet Džokeris tai nelabai. Šlapės labai. Labai. Tai kas ir jaučias, kad ir mašina gal net pridūsta įvažiavus į Džokerį? Nu jo, biški. Nes į Džokerį įvažiuoti reikia labai gazą nusimetus, tas staigus kairys posūkis. Po to įvažiuos greičiau užslys į tą Tytuvę. Kaip tau sezonas, kaip taškai, kaip vietos? Kaip ir gerai. Žemaitijoje pirmas,
dabar reikia išlaikyti tą pirmą vietą. Daug taškų nuo antros vietos atsilieka. Kažkur 10, nežinau. Tai persvara tokia, sakykim, kukli, nes ir dauginsis iš 1,5 koeficiento. Jo. Nu ką, kad golfas šitas, pasau polą, ne golfas, arba kad nepavestų. Nevažiuosi į paradą? Ne, nemanau. Nu, gerai, tai sėkmės. Apala, tu nevažiuoji šiandien? Ne. Nėra su kuo? Ne, variklis užkalęs po pakruoju. Tai ką, perspaudėjai? Ar užkaitinai? Užbrinko. Nukrito priekinis buferis ir į radiatorių visur tiek vandens, tiek dumblo ir... Ir užkaito ir sakė. Tai nepasiekė temperatūros? Buvo užkaitęs pilnai, nejau paskui užkurt. Tai sezonas toks liūdnas, sezono pabaiga. Tai jo, bet įsidėjau kitą savaitės pakruoju, tam nepakruoju pavilkyvą iš visų. Nu gerai, šaunu. Nes dabar čempionate 3 važiuoju. Tai tau reikia vietą pasaugot, tai dėl to ir gazuojat su remontu. Gerai tada, šaunuoliai. Ką radai, Gedai? Sakau, raktą radu, tarp radiatorių. Rimtai? Tai čia kas paliko? Filtrą keičiu aš pats ir pasidėjau. Remontas geras buvo garažė. Bet va nepamečiau. Tai kaip tau tos treniruotės nepriejom, šlapiai pravažiavo, kaip kvalifikacija? Lembas sunku. Su stipriai sunku važiuoti ir dar startas iš dešinės pusės, žiauriai šlapia, sulaužiu lygiai, tik ant sauso aš išlapia. Ir turim, ką turim. Turim, ką turim. Gerai ir. Kaip tau šį sezonas aplamai, dabar ta Aukštaitija užsidaro čia Vogyniuose? Vietas reikia pasaugot ar važiuoji savo malonumui? Ne, taigi aš važiuoju už 2 litrus, šiandien važiuoju už 2 super, todėl kad pabėgęs toli mes su kokie nebūtų, nusprendėm važiuoti tarp superių, pasitikrit, nes jau nieko nebe... Nu, trasą išdžius galėsi tikrai pasimatuoti gal tai superiais? Jo. Tai man ant šlapio labiau patinka, jų arklių tada nesimato ant šlapio. Ant šlapio visi išsilygina, tik tai tada jau lieka pats vairavimo stilius, koks pastavė, žinai. Net sakau, va, startas nepaėjo ir ką, iš galo apsilenk tokioj trasoj, tai va, ačiū Dievui vieną apsilenkiu. Džokeris labai... Tai va, džokerį apsilenkiu vieną. Ai, džokerį. Nu ir gerai, kaip golfytis? Gerai. Nuo praeitų varžybų dar nieko nedaryt. Tai tuo pas Neriuką, jam čia silpniau šiandien. Na, Nerijau. Trasoj susišūkavom, tai kas ant tavo įvyko, dūmais apsipylai? Aš kur laidai užtrumpina, kur į galą eina į lempą ir iškroja mano komą. Ir to pasiekoja? Iki galą ventiliatoriai stoja vairas stiprintuvus, važiavau, va taip. Bet tai tau iš pat pradžių tas variklis taip labai įdomiai. Čia va startai pradėjo man kažkas trampti. Tai dabar jis prasisprendė į bėdas? Kitaip perjungiau laidas dabar, perėtų jau kaip ir. Tau 3 vietos taškų persvara gan trapi nuo Manto. 11 taškų. Nu trapu, nes tas 1,5 koeficiento. Suvažiuot, kad taškų gaučiau. Vis tiek suvažiavus, vis tiek gausi. Tai golfą gręši? Kiekais tiek ir gręši. Sunkus tau sezonas iš tiesų. Na tai matai, čia naujus kitas variklis įdėti, tai toks ir bandymų gaunasi. Bet pačiam rankos nenusvyra? Po tokio noro, ne? Svyra, bet ką darys? Kaip kitam sezonui kažkokios planus pasidėlioji dabar? Bandysiu tą patį variklį perrinkti viską. Žiūrėsiu. Jeigu neturiu ABF-ą. Senas geras ABF. 2 turiu. Nu, gerai, naužiat paradą. Nu, ką žvė? Pasakok. Ne, ką pasakok. Suvažiavau 3. Biškiai į galą gavai tokių paskatinimų. Į galą, iš šono gavau. Prasileidau Opeliuką ant posakį, atrodo užsidarai posakį, bet vis tiek jie randa kaip pilis. Tai kaip tas standartinis variklis važiuoja? Ant šlapio atrodo važiuoja. Ant šlapio visi važiuoja, nes arkliai lygus. Nu, tai žinai, dar 4 bėgė, neturiu kur jum. Tik per šventės kaip į Vanulę. Dabar gal jau kažkas bus susiu, bet šlapia. Taisasi trasa. Tik čia džokeris išlirsas toksai. Ten purvavo, ne? Nu, ten purvavo, ne. Jeigu norėsi pasitaškyti, tai ten gali drąsiai. Gerai, nu tai va, su Kauniu išėjo džokerą, na, iš prie pat jau side by side buvo, bet, žinai, jo geresnė trajektorija. Tai 3 pabaigo. Startas ganėtinai neblogas tavo, kol nesuspaudė tenai. Pirmą eilę gal buvo šudnai sarduot dabar. Iš galo geru, nes bėgėjas mašina, man tai žinai švarkiausiai stabdo. Gerai, einam prie paradą. Mechanikas tuoj pabėgs. Nu ką čia su tėčiu derinat? Nieko, žiūrim, ką dabar po... Ai, nu iš paskutinės eilės dabar antram. Aš sukėliau į Facebook automoto. Nu, Ilarijau.
Kas įvyko? Ai, biški, žablų klaidų buvo padaryti. Bet pradžia tai labai nebloga. Jama, pradžia tai visai tikrai gerai buvo, bet pamiršau džiokeris suvažiuoti. Kaip tas jauduliukas? Normaliai. Susmarkiai? Viskas gerai. Ir po tokio ganėtinai ilgo laiko gauni tikrai šlapią trasą. Nu jo, bet yra tekę čia važiuoti su kita mašina, kur iš vis gatvėje jinai važiuoja, tai labai panašiai jaučiasi. Ir kaip dabar po tos ilgos pertraukos, neskaitant tos treniruotės, kai vėl stoji starto takelyje, ir kažkokios baimės, kad vėl prispaus, užsuks ar... Ne, realiai važiuoji ir nežiūri į galą. O kaip tas posūkis ten portalo krikštytas? Ai, ten tai praskipinė. Praleidi? Jo, tiesiog praleidi viską. Kaip paėmas redukcijos, visko užtenka galima. Gal dar biški redukcijos reikėtų, bet toliau viskas gerai. Po programavimo ten tų kilovatų atsukta, tai jaučias? Jaučias, jau trečių bėgį daugiau jaučias. Aštresnis, geriau grieba čiumpas. Visiškai kita mašina dabar. O iš trasos darbų nieko labai neatsiveži gal? Ne. Kad taip toliau? Dar 2 kvalifikacijos į finalai. Jo, reikia dabar tik tikėtis. Gerai, tada sėkmės. Pamiršai džokerį? Pamiršau. Stresas? Kelintą dabar atvažiavai? Antrą? Tai dabar tai 8 į džokerį neįvažiavau. Nu jo, bet dabar antrą. Nežinau. Apidnekas. Kas? Nu kaip apidna, liūdna. Jo. Taip gerai važiavosi. Aplamai tau ir pirmoji kvalifikacija neblogai važiavosi. To šlapios trasos tau nėra baimės? Ne, nelabai. Jauti mašiną, jauti tą slydimą gal? Sveikatos. Nu, dar viena kvalifikacija. Teks rezultatas gerint. Teks į pirmą dabar. Kaip golfas, viskas tvarkoj? Jo, manau. Tau atrodo? Manau, gal. Gerai, baig palsėk. Nu, mechanikai turit tokio darbo nešvarau šiandien. Malonus čia darbas. Malonus? Maloniau koks pusašis keis. Aišku. Minkštas darbas.
pilnas emocijų. Nežinau, kažkaip buvo. Kas čia privyko, reikalų pridarėjai? Rūksta iš pakapoto, čia duslintuvas. Čia netyčia lėja, blema, kažkaip sustoja to ant tiesiosios, prisistabdė, aš net nesitikėjau. Tas Latvis turbūt sumaišė jai, pristabdė ir aš tada atėjau ant gasą, blėt. Tai žodžiu nebuvo kur dėtis? Nebuvo, aš staučiu, bet tik atsibusiu, prasisukę ratai visis. Aha. O čia su duslintuvu nežinau, da. Tai ką, prasivežė tik duslintuvą ar biškį ir pakaitai? Duslintuvus reikia priekį tiesinti, bus reikia. Ten atrodė smūgis, tai tikrai nebuvo. O, žiūrėk, ir bėga. Jo, pizda radiatoriai turi. Turi radiatorius ar gai? Turim šaltą svarkelą. Tai gal pro dalyvių parką prasibėgai, kas turės? Reikia žiūrėt. Vandenį švarė, man. Vandenį, antifrizo, blėt, ne vandenį. Įlėja, kad? Blėt, gražio nestraukina, ant tiesiosios, varočių, toli smūgis. Tai gražvės matei šoną? Čia šilabansio? Atsidarė visas. Čiau. Kiaurai perėjo gražvį. Blėt, reikia taškų, blėt, kažkaip. Nu tau su neriuku netoli tenai. Bėbi, žina, kas sugebėsi susitvarkyti. Žiūrėk, ką čia turim kapotui. Pizė, radė. Nu gerai, nebetrukdom. Ką turim? Apsilenkiu Jūrį, taip pat kaip jis man aplenkė tada, atsidarė vidų lindau. Abudu nuėjome į išorę. Ir tada visą tą poskį laikė man į skersą, pristaudžiau ir dėjau šoną. Tai čia jo pasiekmės, ar ne? Jo, tai nuėjau pas vadovą. Tai kas yra, apdėdniausia, kad naują pakabiną vyrinau. Matom, kad per siūlę trūko. Ja. Tai pasakiau vadovui, tai jis sakė, išrašys jam velnių, nes yra filmuota, žinai. Bet važiavosi gerai? Jo, džokerį nuslidau, užsikabinau, žinai. Kažkaip lėja prašoko labai greitai. Ką tenai veikia brolis su mechaniku? Linko vairo traukė. Po, tai skusiu ir visi kontaktai. Linko, jo, startė užspaustas, čiučiut buvau. Tai dabar pyksti, važiuosi dar geriau? Aš buvau papykęs jau, kai į tą poskitą atsisuko, jau kai man šėrė. Šiaip tai, žinai, dabar ketvirtą dar neėgiu, bet antrą dar nėra labai sausa trasa. Nu, gerai, tada dar bokite, tai nam žiūrėti var. Mechanikas nuo pirmų šitų remonto minučių. Daug reikalų turit? Daug, bet matas, kad išeis padaryti. Tai ką keitėt? Ką keitėt, ką tvarkėt? Visą duslintuvą. Aha, kaip su radiatorium baigės? Radiatorių keitėm irgi. Gavot? Iš neriuką gavom visą davę kitą. Irgi BMW. Tai kas radiatorius, duslintuvas? Ir viskas. Ir viskas. Ir ne. Tai šitas iškeliauja į marčią. Jo. Kažkam. Bet tai gerai suplėšė, ne? Pažiūrėk. Nu. Čia dar katalizatorių priduosiu. O ko čia du bakeliai? Vienas? Ko čia du bakeliai? Tas atvežė valiuks. Ai. Supratom. Žiūrėkas pasakė, ne? Jau baigėsi vyrinimas? Jo, pabaiga. Nu kaip? Rečkutė. Gaunė, ne? Slida žiaurė.
Bet tai po biškį oras tvarkos turėtų trasu pradėti džiūti. Džokeris kosmosas, neina ten pavažiuoti iš vis. Aha. Ir tų, kur nori, eina atitvarus ir visiškai neklauso. Atrodo, ten iš vis užbuksuosi. Nors 4 ratai varomi, bet irgi negelbėja. Ne, visiškai. Kur gen dugna eina visas, jisai sulindęs. Kiek čia jo to? Nu, nėra ir pats žemiausias. Mes plaukia labai minkšta. Ofisas. Tai Gedai, vėl nepasiruošę štrimaičiai? Žinok, nenoriu nieko sakyti, nu, taip pasirašė visą, kad net raktų nepasiėmė. Bet pusė darbo yra pusė. Nu, Antaniu, kas nutiko? Pakaitai? Ventiliatorius paliko čia tą? Tiesiog užsikyšius buvo. Kaip? Gal tiesiog užsikyšius buvo. Nes to purvo tai čia visur visi gauna. Gerai, važiavos, antras, pirmas buvo? Kad nuo 110 traukas nebėra ir nebepagauna. Nu, bet prasispresit, matom, kad čia tėtis užsiėmęs. Liūdna, ne? Nes pirmas nebesitikėti. O gal, palauk, dar viena kvalifikacija ir finalai. Nenuleisk rankų. Kaip nors. Ne, kaip nors, abu žiūrėk dar. Nu, kaip ofise. Kokiam? Kiam? Šitam? A, šitam kiek? Ne kažką. Kodėl? Matai, kas daras. Prasigaudė bėdas? Bėdą paragaučiau. Ten pirmas posūkis. Nežinau, iš biržus kursų. Iš šauno. Nu, atsidarė išorė, išėjo vidų, atsidarė, šlindo. Tas vairavo taip, apeit. Ai, grinai tave? Mane į bordiūrą. Sako, aš nemačiau, man langai buvo. Štai. Bet neprisdirbai labai reikalų? Nu, šarnyrą išmušė šakę. Aha. Atėjo mantelis iš galo, tai visis galas įvaryk. Tai ką, paskutinė kvalifikacija ir finalai? Nu, tai dabar man šitas B finalas. Ai, teisingai, jūsų kitų pogrupiai. Nu, man viskas sugadina šitą. O, tai dabar tada ir Mantas gerai tave vėjasi dėl taškų? Vėjasi, bet man, ką žinai. Nu gerai, gal, ai, čia dar nestartavo. Tai ką, tada reikia tau čia smarkiai atspaust, kad jį pakliūtum į finalus? Bandysim viską dar. Ką? Matai, kad nesigauna šiandien kažkaip. Nu, bet tai gal dabar kaip nors leis. Ne šiaip sunkiai tau su golfu, čia ir nedirba jis toks. Tai matai, čia įdėjau tą 2 litrai 20 vostų, tai finalas. Kol išgaudysi bėdas dabar. Tai va. Žodžiu, nelengva. Ir kaip ir. Ir kaip ir, ja. Šilta čia pastavė ofis, jau laukės, dar šilta, čia dar šilčiau. Dar šilčiau. Nu, gerai, sėkmės tau. Lėja jau bėga. Nu. Brolis vairą tavo sakiojo, kas nutiko? Nežinau, iš plovyklos gal tiesiog. Sakė, sunkus vairas tavo, ar ne? Kažkas biškutį sako vairų yra, bet gal atlaikys. Atsiprašau, bet gerai važiuoji. Ačiū. Nu tikrai, palaikai tempą, nepaleidi priekį varstančių varžovų. Kaip sekasi su džokeriu, kažkokią strategiją turi? Ar įvažiuoji, kada prisimeni, kad jis yra? Tik paskutinę ratą dažniausiai. Ir pasiseka? Jo. Nes nu iš tiesų, kaip tėti dukra, gerai jaučia šiandien žiūri trasai. Tėtis ir dukra puikiai. Nu, tėtis svarbu ir gerai jaučiasi. Nuplaunat? Kaip naujas? Automobilis kaip naujas. Nu. Tai kaip dabar finalai, kur stosi? Priekį. Vau. Į priekį. Tai teks laikyt konkurenciją iš galo? Jo. Pasiruošus? Ne. Nu tai greitai, kokį pavernapą padaryk, greit nusnaus. Gerai. Ar nereikia miego prieš? Reikia. Reikia? Jaudulys daro savo. Ir diena išgražė, dar saulė vargina, šilumata. Nu gerai, atlaikysi, nes nu iš tiesų viena moteris tarp vyrų šiandien, kad yra vienintelė. Nebent Latvių kokių. Buka dar pateko. Tik į finalą, nežinau, gal nebus finalių. Buka ketvirta. Yra. Nu bet Lėja šiandien atstovauja lietuvės. Už tai vien pagarba.
Gerai, šaunuolė. Šitas žalias salotinis golfas. Ne tą veržlį, tą reikia pakalbėti. Nu, Kostai, ką turim? Ar ko neturim? Vairas sunkus labai, šiaip vairo negalėsim norėti, daugiau tai viskas kaip ir liuks. Nu, šaunu, kad viskas liuks tam šiandien. Dar gazą reiktų nepaleisti daug, kur yra vietų. Jo, nusimetinėjai, girdim kartais. Nu, bet tai, žinai, praktikas reikia. Nu, matai, ką čia su tais amortizatoriais dabar? Keliam biškį. Kietini? Dugnais eina visur. Kas ir, kodėl tu perdegi? Išorė, man neišeina į vidų tiek daug, vis tiek plačiai jis eina. Aha. O čia naitį, mačiau. Čia dugnais visur metai oras, pjauna būna čia ant to. Viena dobė pradėjo muštis. Didelė. Finišo bokštelė ten iš karto. Jau net pats dabar jaučiu, pavyzdžiui, niekad nejausdavau, kad į orą kyla kažką čia jau jaučias, kad spjauna. Saldų palieka kartais. Nu jo, tenais už berods antrą bokštelio Per atsirėmė. tramplynus nesijaučia visiškai kelimo, kai būdo akmenė. Per motokrosą tramplynus ir nesijaučia. Ką? Per motokrosą tramplynus ir nesijaučia. Na, neišvažiavau šiandien. Nu, dulkių nėra. Nu gerai, pasiruošit gal. O kaip su vairu, jau gaunasi kažkas? Ta prasme. Nu, sakai, biškai pasikrapštinėjai čia prie to vairo. Ne, man šiaip kaip ir valdos viską, bet vis tiek jis nori plačiai eiti, išeini išorę, o ten, nu, kaip į sieną, nepavažiuoja visai. Nu, bus dar darbo. Gerai. Tai šoksi į prūdą? Būtinai. Į kurį? Į šitą ar jo, į kurį šoksi? Blemba, po finalo, žiūrėsim, kur lengviau bus laida, tikrai reikės. Aišku, skelbenkį, nes plauščia šitiek. Reiks ir dar pagulėti čia vandenį prūdę. Dar tiek nemačiau purvo gyvenime. Nu, gerai, bet šaunuolis, kad neprarandi optimizmo. Kažkaip suvažiuoti reikia pabaigti, nebeprisdaryti nesąmonių. Kostas vairo ieško, sakė, sunkokas. Pas mane irgi, blemba, va, kažkas knysasi, va, dabar savo prieš važiavimą sakiau, o, yra, važiuoju. Antram važiavime aš vis važiavau be vairo. Gal ta elektronika su purvu nelabai kažkur? Blemba, tie apgavykai kiniški. Ai, ir tranzitoriai ten viskas kiniška. Kažkas nelaiko, ten su jais kažkas negerai. Nu, nieko, reiks investuoti. Gerai, tada dirbkit.
Vaidai, kol nepabėgai dar. Nu. Kas čia su to finalu? Kas, kai visada Kupiškis 4. Niekaip neperlipa 3 Kupiškiai. Vytautas sakė, užburtas Kupiškis ir tavo gynį tokie? Su prakeiksmu. Tai kiek jau sezonų bandai išlipti iš tos 4 vietos? 3 sezonas. Ir nei kaip? Niekaip 4, taip 4. Laik Sauliui sakyt, taurę mum iš 4 vietą. Medinį, žinai, medalį. Kur prasileidai? Ganėtinai pradžia buvo nebloga. Nežinau, džokerį gal. Nes šiaip labai arvada jūs išsimaišėt, žiauriai išsimaišėt. Nu, kažkaip tai čia su džokeriais greičiausiai. Taip tai išėjom, tai kaip ir normaliai 3. Jo, tu ten startą tai atlaikai labai puikiai. Nu, startas geras, toliau kaip ir viskas normaliai, gal reikėjo vėliau, bet ratu, nežinau. Bet tas džokeris žaidžia, va mes su Edvardu Gelžiniu kalbėjom, taip pat Edvardas sako, va jeigu dabar įvažiuos išloš, nu iš tiesų, tas džokeris žiauriai sumaišo kortas. Na jo, pamaišė. Na tai čia dabiškai matas man. Nenorėjom apsidaužyti, na tai man svarbu metinė, išlieka pirma. Būčiau, žinai, apsidaužyti ir dar kaip specialiai mašiną dar vieną stovėję sugedus kažkas, tai reikia ir savo saugot ir matui, kad neįvažiuoti. Ta nenoris iškliudyti diskvalas ir tai va tokių visokių nesų ir susidėjau. Bet stipri gonkė, daug jūsų ir vada. Šiaip iš tiesų daug ir išlūžo tam finale, daug kas nebeatlaikė, stojo. Tokia trasa šiek tiek prastesnės būklės po lietaus negu šiaip būna. Jo, būna daugiau mušasi, matai, tas lietus atmerkė. Atmerkė va čia nais posūkis. Ir tenai duobė mušasi. Ir ten va, kuranoje pusėje irgi labai įsims tokias aštrės, jeigu pataikai, tai skaudžiai. Nu, kaip automobilis tavo, viskas tvarkoj atlaikė? Kaip ir atlaikė, žiūrėsim. Gerai, ką? Pasižiūrėsim. Namo? Namo. Gerai tada. Į Plungę ruošimės. Kada lėksi, kaip savaitgalį? 28. Paskutinį savaičių. Senis stipru bus. Nu, turėtų būti, irgi dėl metinės reiks pakovoti. O kaip gaunas tau tenai? Kol kas pirmas liktai. Didelis taškų atotrukis? Nežinau na antrą, nes tenai skaičiavo jie, kažkas tai truputį klaidas įvelta, bet pasirodo kaip ir antrą komandinė iš 3 lyga mum, tai nežinau paskutinių rezultatų. Reiks laukti. Tai ir Paulius tikriausiai irgi lėks Ladanauskas? Tai greičiausiai, jis irgi buvo tada atvažiavęs, mes abu ir buvom tada garžuose. Tai jeigu nesusmatysim, tai sėkmės tada belieka palinkėti. Dėkui, bandysim. Gerai. Išim dariau kaladės. Va, 3 vietos laimėtojas taip dirba. A ne, matai? 3 vietos laimėtojas taip dirba? Taip. Būkim, kaip sakyt, biedini ir teisingi, bet visą dieną nerodai tokio gero rezultato. Toks atrodo iš lėto ir finaliai šoviai. Dienos pradžiai buvo šlapoka, aš labiau pripratęs prie sausos dangos ir danga pradžiuvo. Atsistojau gerą starto poziciją, geras startas. Nes tas arvada jūsų iš tiesų pogrupis pasimaišė, va, Aidu kalbėjom, kad iš tiesų jūs ten labai susimaišė. Ir tas džokeris, va, teko stebėti nuo šalies atidžiau, jis iš tiesų labai daug duoda. Tai ką? Dar per kaitą, tai... Matėm, kad dūmė iš dešinės pusės, tai kas įvyko, šlangas? Susidarė slėgis ir brokė šoje. O slėgis kodėl susidarė? Per kaitą. Gal ne galvagi tikėkimės? Nereik tikėti. Tėtė, remonto bus? Po viržų užkaimimą matyt slėgį pratempė, nes trokė pakankamai net prasisukdavo ir matyt ją įspjovė. Tai jeigu tik toks gėdimas, tai gerai? Tik toks. Variklis neturėtų. Ką gerai, sustiksim, kai vazanėlį imsi? Gražvi, tai kiek piktas buvo į po finalinę važiavimo? Dėl ko turi būti piktas aš? Nežinau, su Edvardu nutarėm, kad tu piktas. Ne, nebuvau piktas. Labai linksmai pavažiavau su Andrium. Su Latviais po kontaktą padeko, pasistumdė biškai. Aš jas realiai taip priliečiu, jinai pati užsimetė, žinai. Gal mums taip atrodė. Jo, ir tada, nu ką, trajektoriją stabdau, žinai, dasidėjau. O šiaip tai viskas normaliai, tai ką, 6 manau pabaigiau, nu tai patekau į finalą, pabaigiau jau gerai. Standartinių variklių, standartinių variklių. Nuo priešo tiesiog gaunu malkų, o paskui pasijėjau. Nuo prancūzo gauni malkų, ne? Nuo prancūzo, bet supratau, kad... Tai čia nuo Jasikonė? Jo, labai smagiai palenktyniavom vienas iš kito.
biškai prastabdžiu vieną poskitį, biškai būbį užkuklę, žinai. Bet viskas. Tai dabar apibendrinus šios dienos damidžius, ką atsivežė iš trasos, kur reikėjo remonto. Nes atsivežė į darbo, vos ne kiekvienam važiavime. Minus pusešis, ne, po pirmas važiavimas. Pirmas dar nieko nebuvo. Pirmas nieko, antras traukė ir kavina linkas. Tada trečiam pusešis po finišą, nu prieš finišą jau. Davėjai darbo, broliai. Tai va, o dabar tai normaliai. Jau ketvirtą kaikę galėjau jungti, žinai, jau buvo linksma jau. Na, jau ant švenčių? Jo, bandžiau lenkti išorę, pamečiau bumbalą išbėgiu ričiaką, tai taip ištraukiau. Gal iš to pykčio, žinai, kur norėjau lenkti jau. Nu, sakau, kad tu buvai piktas. Gal, žinai, jau... Mes su Edvaru taip nutarėm. Baisi gal norėjau, žinai, jau tą podiumą šiaip... Norėjai atsigrotą vietą. Buvo, bet tai... Gerai, svarbiausia, va kaip sakė, svarbu nelaimėt, svarbu dalyvauti, va tu dalyvavai. Kitiem net reikia ABF-ą jau. O dabar spalio 12, ką tikriausiai Vytautas už vairą bus matomas. Jo, aš jaučiu arba dar būsiu atostogas, arba grįšiu. Tegu gal pavažiuosiu standartiniu, su šitą dėžę sublokiruoti, tegu pajaučiu malonumą važiuoti, žinai. Gerai tada, einam, Paulius einam. Čia yra antras važiavimas ir finalas. Čia daug medžiagos. Gerai, iki. Paulius ateina Civiką. Nu, Pauliau, ką randi? Šaunuolis? Pasisekė. Atlaikėjai? Kodėl pasisekė? Atlaikėjai pačio geras važiavimas buvo rodomas. Na jo. Startas tenai pas jūs žiaurus, bet iš karto išsirikiavote tokią vorelę ir išsilaikė tas pozicijas. Tu su džokeriu išlašiai, įvažiavęs tinkamų laikų. Sakai, biškai prasleidai. Gal vėliau reikėjo? Nes išlendu už tą golfą. Tai vėliau reikėjo važiuoti džokerį? Nu, gal, nežinau. Gal nereikėjo, bet trečias. Tokią dieną, trečią vietą, nu žiauriai gerai. Tai va, kiek atsivežiai defektų iš trasos? Kaip šiandien daug darbo turėjai prie Civiko aplamai, taip, per kvalifikacijas? O trečią kvalifikaciją negalvau, ką pramušiau radiką, nes pradėjau biškikais, bet užsikyšęs prieks buvo. O dabar už 2 savaičių pajudėsi į Plungę, Saidu kalbėjom, kad jisai vyksta į Plungę. Važiuosi? Nu tai jeigu nes... Irgi dėl metinės žiūrėti. O ten koeficientas irgi bus iš 1,5? Turėtų būti, Steam setups irgi. Tai reiks irgi palaikyti tempą. Plungės trasa greita. Nesijaučia. Tau jausis dabar dėžės. Nesijaučia tokio deficito tos dėžės. Tai va, dabar Plungiai tai jausis jau. Ilgas tiesiasios. Kaip tik kuo greitesnė trasa mažiau jaučiasi. Ai, tau geriau? Tau trumpose? Nes trumpose jie kaip išeina iš tų posūkių greičiau, žinai, užvėlėm greičiau. Mano, kol įsivažiuoja, tai žinai. Gerai, susitiksim ant podiumo. Pasigedom Talės finalos. Skanaus. Skanaus, sakau, pasgedom Tavęs finaluose. Biški buvo. Kas per gyvenimas, papasakok? Nieka. Oras šlangas įsakė ir nieka nepadavė. Nei oras rauta, nei kūra, nieka. Kas čia prasileido? Neprisuko? Nu, neprisuka, atsisuka. Bet tai atsisuko, tai čia grįžtama. Nu, kažkaip. Nu, kažkaip atsisuka. Nu, gerai, tarkim. Kas gavosi sezonų? Arba trečias, arba antras metiniai. Kelbauskas jau nešiojasi rezultatus, tai gal jau yra pakabinti. Galite garsiai ploti. Reiks pažiūrėti. Bet dieną netokios norėjai. Iš jūsų juniorių iš vis tik 3 teliko. Rokas, Bražionis ir Vačiuks. Iš kiek? Iš 7? Iš 5. Nu, tai čia... Gerai, manau tada. Ačiū. Rankos į viršų! Jau galima. Ne alkoholinis. Sumuštinis. Bachūras? Tai bachūras, žinai. Išbirėjo visi. Prakiksmas vaginių, žiūrėk, kai nori. Šiandien gerai. Šiandien smagiai. Aidas vajuokęs 3 sezoną, nekip iš 4 vietos. Sako, kaip užburta. Ne, tai man čia sakau, jeigu taip primetus čia kokios 8 gal varžybos ogynėsi, nu tai duok dievė 4 baigtas. Bet tai jeigu ne Vasalauskas būtų užlenkęs, tai čia... Ne, tai ta prasme, kad ir antram finišuot, bet su tokia kova kaip Vasalauskas buvo prisegęs, tai nu įdomu. Ne, nes priekabą gerą turėjai. Jo, ten
Ten sakau, jau šoku džokerint, sakau, nes ten kitą kelią nebėr, nu, nei metrą nepaleidžiais ten. Jo, ten klaidos, žinai, jo, ir ta prasme stipresnis, nu, mašina stipresnė, tai ten tik padary klaidų ir jau nebematai, žinai. Tai sezoną uždarė metus startuosi, ar kaip duosi kai kam? Nežinau nieko, tai kaip ir žmonas žada, jau nori žada. Durų yra užpirkta? Turim, nabiškai, turim, gali būt, kad prireiks. Gerai, šaunuoliai tada. Į antrąją vietą šoka Matau ir limuzino klasės automobilis, taip pat sportininkas iš Latvijos, 378 startinis numeris. Reikia prisipažinimo, kad sezoną uždarė, metu važiuosi. Ko reikia? Kad prisipažintum, jog sezoną uždarė, metu važiuosi. Tai čia viršinimą reklaus. Ne, jis sakė, laukiu Monikos prisipažinimo. Gerai. Turim. Dovanom, kaip gavo. Prisipažino, kad sezoną uždarėme, Monikutę važiuos. Liuks. Pirmoje vietoje užtikrinta Juris Mesters. Pasvažinėjai ant autovežio. Taip. Tu pridirbai. Pirmam rate, už antro bokštelio, pasistačiau geriau negu Latvijas, net galiu pasigirti. Tipo buvo Hulk My Beer, ne? Tipo buvo Hulk My Beer. Kažkas tokio, ir jau pasistačiau gerai ir turėjau kalt per stabdžius, kad ne jį kalt šonu ir tada ją atvara vienas ratas ir lūžo traukės. Vieną lengvą taip lūžo. Aš tą ratą važiuosiu užlūžusi, bet čia pradžios susiskau ten gale, vos pagau vėl susiskau ir nafi galvo. Mačiau, kad tavo ratas toks jau... Jo, toks visur laksto ir tada sustojau, jo, bet čia startas jau... Kaip šiaip gonkė, kaip to trasa? Gerai, labai gerai. Tai kaip sezono uždarimas? Tai važiuosim, taip reikia lėkti. Broliai. Kur matas? Kažkur varatutė, va ten matoks. Ai. Tu neini maudytis kombinezonu? Man gerai, kad man atrodo, mes skirtingose varžybose buvom. Tai gerai, broli, sprausi šampanų? Ne, šampaną reikia gerti. Skirti kažkam paskatiniu. Gerti reikia vis tiek nepanisavau. Bet trečias? Kadangi tarp antros ir trečios pozicijų labai mažas. Žiūrėk, aš... Mama nupirka, ne? Mes Palangą imituojam. Kodėl? Nu, matai. Palangoje būna tokie vafliai. Pabaksnoji Vincentą biškį? Neturėjau kur lenktis. Turiu aš nufilmavęs. Ar reiks kelt ar nereiks kelt? Nemanau. Ne? Skatinai Vincentą greičiau važiuoti. Galima, ir jis man daužo. Bet nesuspykot, viskas tvarkoja. Ne. Niekada jie nesipyksta. Bet tai kaip gražiai laikėsi vienas kito? Visada. Atrodo kaip veidrodinį, žinai, efektas. Vienas ir kitas taip pat važiuoja. Viskas gerai. Ačiū Jums. O kaip, mama, nebijosi, kaip vaikas per sesiją ekstremą? Dar šitos temos stengiuosi negvildenti. Ar geriau, kad tėtė tegu važiuos su ekstremu? Ne, noriu aš ar nenoriu, sės prie tos mašinos, ar kaip čia pavadinti. Ne, viskas gerai, visi važiuos, svarbu, kad viskas gerai būtų. Viskas ir bus gerai. Viskas bus gerai. Nu, Vincai. Ai, nieko. Pabaksnoja biški matas? Ja, to posūkio visą. Turiu nufilmavęs, bet nepyksti. Nepyksti? Sunki varžyba buvo. Nu, sunki, bet... Nes tavo vienos klaidos reikėjo ir būtų neaplenkęs matas. Jo. Mamos out šiandien.